Kauniečiai, tarptautinis kategorijos teisėjai Virginijus Davidavičius, Jurgis Laurinavičius ir nacionalinės kategorijos teisėjas Algirdas Bataitis netikėtai Alytuje turėjo problemų. Jūs pamatysite, už ką iš aikštelės buvo pašalintas žalgirietis Marko Popovičius. Jis jau už tą nubaustas, praleido vienerias rungtynes ir turės sumokėti 800 litų baudą. Visą tai, ką mes nufilmavome, komentuoja teisėjas Virginijus Davidavičius. Kai veržėsi vienas iš Žalgirio komandos centrinių puolėjų Slovėnas, jį baudavo, jam priešą davė Alytaus komandos žaidėjas Janišius. Ir tai buvo normali bauda, pražanga, aišku, galbūt buvo pusiausvyra prarasta Slovėno, jisai krito ant žemės, bet tai yra ne šachmatai ir krepšinė, labai daug kas nukrenta ant grindų. Tai yra normali taktinė pražanga. Toliau matėsi pagal DVD, kurią paskui aš patikrinau, Marko iš pasalų prisidengė, atsistojęs už varnelio, staigiai smogė Janišiui. Tai buvo, sakykime, netgi nevyriškas poelgis. Aš pirmiausia galiu pasakyti ir galvą nulenkti prieš Janišių. Tai yra tikras lietuvis, kuris neatsakė silpnesniam žmogui. Tai buvo tokia situacija, o po to viskas vystėsi dar įdomiau. Jau kai buvo diskvalifikuotas Marko, jisai beišeidamas iš aikštelės, staigiai vėl pasisuko atgal ir bėgo vėl Janišių. Ir dar kartą pastūmė Janišių. Už tai gavo technišką pražangą, jau technišką pražangą aš skyriau. Ir kadangi techniška pražanga jau diskvalifikuotam žaidėjui nėra įrašoma į protokolą, jinai yra įrašoma pirmajam treneriui, tai yra Grygui. Na, nebuvo aišku, aš neturiu mikrofono ir aš negalėjau visai tautai pasakyti, kaip tai viskas, kokie yra sprendimai padaryti, tai turi diktorius padaryti, aš betarpiškai bendravau tik tai su sekretariatu. Tai buvo tokia istorija, nelinksma, nors ten buvo žaidimas į vienus vartus, bet aš dar kartą galiu pasakyti bravo Janišius ir bravo visą Alytaus komandą. Jurakas atliko 2 baudos metimus už tai, kad prieš jį buvo prasižengta Janišiaus metimo metu, tai buvo atlikti 2 baudos metimai Jurakas atliko. Ir po to mes ėjome prie kito krepšio, tai į Žalgirio krepšį buvo atlikti 4 baudos metimai, 2 baudos metimai buvo atlikti už diskvalifikacinę pražangą ir 2 baudos metimai buvo atlikti už techninę pražangą, kurią taip pat gavo Marko Popovičius. Krepšinio aikštelė nėra bokso aikštelė ir niekas neskaičiuoja, tai smūgis buvo stiprus ar tai buvo lengvas. Netgi pasikėsinimas nuo rugsėjo mėnesio, netgi mostas į veido zoną bus traktuojama kaip diskvalifikacinė pražanga. Mūsų sprendimai buvo atlikti logikos priimtame laiko tarpe.